Ονόματος της ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, το λόγο έχει η κυρία Ντικιουτέ για 3 λεπτά. Παρακαλώ. Gerbiami kolegos, Alberas Kamiu yra pasakęs, netekti gyvybės menkas dalykas, bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas, štai kas yra nepakeliama, neįmanoma gyventi be tikslo. Šiame kasdien tobulėjančiame pasaulyje vis daugiau žmonių nusivilia savimi ir kitais, patiria stresą, nebemato gyvenimo prasmės, nesugeba priimti naujų iššūkių ir spręsti iškylančių problemų. Vis dažniau pagalbos kreipiamas į specialistus, psichologus ir psichiatrus, kurių prieš gerą dešimtmetį buvo vengiama. Prisipažinti, jog tau reikia pagalbos, nebėra gėda. Deja, visuomenėje vis dar egzistuoja stigmos šių žmonių atžvilgių. Rugsėjo 10-ąją minėsime pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, o spalio 10-ąją pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ar neskamba paradoksaliai, jog kas mėnesį esame priversti atkreipti visuomenės dėmesį į tokias skaudžias problemas? Deja, nors skaudu tenka pripažinti, jog atrodytų gerėjant psichikos sveikatos priežiūrai, žmonių, kurie serga šiomis ligomis daugėja, katastrofiškai didėja savižudybių skaičius. Kas 40 sekundžių pasaulyje nusižudo vienas žmogus, kas 3 sekundės kas nors mėgina nusižudyti. Mano šalis, Lietuva, kasmet dėl šios priežasties netenka daugiau kaip 1500 žmonių ir pagal šį rodiklį dėja pirmaujame visame Europos regione, pralenkdami netgi Rusiją ir kitas sovietų šalis. Akivaizdu, jog ignoruoti dabartinės situacijos nebegalima. Lietuvoje jau po Helsinkio ministrų konferencijos buvo pradėta rengti nacionalinė psichikos sveikatos strategija, kurią netrukus tvirtins parlamentas. Dar daugiau. Psichikos sveikata įtvirtinta valstybės politikos prioritetu. Ji bus viena iš 4 sričių, kuriai naudosime sveikatos sektoriui skirtas struktūrinių lėšų fondų lėšas. Supratome, jog būtina plėsti bendruomenės paslaugas kaip alternatyvą nuolatinės globos institucijoms, tuo pačiu šiuolaikiškai sprendžiant žmogaus teisių problemas. Kaip neįmanoma vienam kentėti tyloje su savo bėda, taip ir siekiant išspręsti psichikos sveikatos problemas, būtina suvienyti jėgas. Manau, jog ES žalioji knyga dėl gyventojų psichikos sveikatos gerinimo yra būtent tas svarbus pirmasis žingsnis bendro sprendimo link. Ne vien gydymas svarbu. Pirmą kartą prabilta apie psichikos sveikatos stiprinimą, prevenciją ir pasveikimą. Dar daugiau, turime pasidalinti informaciją apie geriausius metodus ir patirtį su kolegomis iš kitų šalių, sukurdami tokios informacijos tinklus. Pagaliau supratome, jog šių problemų sprendimas nėra vien specialistų reikalas. Už tai turi būti atsakinga visuomenė ir kiekvienas iš mūsų atskirai. With Understanding New Hope, pasaulinės savižudybių prevencijos dienos šūkis atspindi visų, kuriems nesvetimas kitų skausmas, viltį, jog visuomenė atsigręš į kenčiantį artimą.